Sveiki, draugai, aš Taifūnai, siunčiu jums visiems šiltus linkėjimus, pagarbą ir meilę iš naujos dienos. Mano liūtai, mano tigrai, visi šiandien šalia manęs. Mašalach mano liūtams. Dabar kiekvieną kartą pradėdamas vaizdo įrašą, pradedu su karmosu šalia. To priežastis ta, kad šis monstras nuolat rėkia, draugai, ant visų pyksta. Kas čia per liūtas, žmogau? Kodėl šis vyrukas ant visų pyksta? Žiūrėk, dabar ir ant Zeinepą supyko. Zeinep, jis tau pyksta, dukra, ar girdi Zeinep? Žiūrėk. Bičiuli, jis nuolat ieško šuns, ant kurio galėtų pykti, žiūrėk. Ei, neprovokuok, ramiai. Vos tik prasidėjo vaizdo įrašas, vėl sumaištis, draugai. Palauk, gerai, broli. Pažiūrėk į Zeiną. Eiš. Ne, ateik čia. Broli, uždarykime Zeiną. Zeina ateik, dukra, ateik. Zeina ateik, gražuolė, ateik, kas jums atsitiko? Na, eik į narvą. Ateik, Zeina. Zeina, ateik. Zeina, eik, gražuolė. Šaunuolė mano dukra. Ji protinga. Broli, vos tik prasidėjo vaizdo įrašas, iškart kilo chaosas, muštynės, kova. Johanai, ar ką tik buvo kokių nors problemų? Ar ne, kai pamato šią kamerą, mūsų vaikams kažkas atsitinka. Visi susijaudina. Visi pradeda muštis vieni su kitais. Šiandien, draugai, kokia mūsų tema? Ateik šiandien. Kaip žinote, paskutinį kartą sakiau, kad išryškinsiu Escobarą ir Aziją. Šiandien juos išryškinsime. Paleisime Escobarą ir Aziją. Leisime jiems pabendrauti su kitais vaikais lauke. Ypač Escobaras ir dėdė yra priešai. Asija taip pat yra priešė Tysonui. Parodyk ir Tysoną. Tysonas yra tikras Argentinos sūnus. Kur esi, sūnau? Pažiūrėk iš šio vyro charizmą. Jau nekalbu apie visas 81 provinciją. Ar pasaulyje yra toks gražus bokanas? Kas per charizmą pas šį vyrą? Ir dar Rokis. Rokis irgi nusitaikęs į Tysoną. Žiūrėk. Oho. Kaip manote, kas laimėtų? Rokis ar Tysonas? Draugai, laukiu jūsų komentarų. Aš sakau, kad Rokis stipresnis. Dabar žiūrėk, šiandien išvesime Aziją ir Escobarą, socializuosime juos, tai bus rizikingas vaizdo įrašas. Tikiuosi, kad Escobaras nesusimuš su dėdė, Asija irgi nepultų kitų patelių, o Nora taip pat laukia. Tai bus vaizdo įrašas, kuriame juos išryškinsiu. Kelias dienas negalėjau įkelti vaizdo įrašo, atsiprašau. Pradėjome remontą. Darome remontą sode, draugai. Apie juos taip pat papasakosiu dabar jums. Bet prieš tai turiu prašymą. Neatstumkite mano prašymo. Padarykite man paslaugą. Labai prašau. Būčiau labai laimingas, jei norėdami mane palaikyti, pamėgtumėte šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruotumėte ir parašytumėte komentarą. Jūsų patiktukai ir komentarai man labai svarbus. Nenuvilkite manęs. Nepagailėkite laiko. Paspauskite patiktuką, o komentaruose parašykite ką nors, kad ir A, B, C ar Z. Ei, Hektoriau, ateik Hektoriau, kur tas mano liūtukas? Mano protingas sūnau, mano švelnus sūnau, mano asilo priešė, asilas. Pažiūrėk į Tysoną. Tysonai, dabar žinok, aš myliu Hektorių. Hektoriau, Tysonai, bičiuli, supyko ant Hektoriaus. Dabar kaip žmonės kartais pavydi vieni kitiems, taip ir šunims būdinga, žiūrėk, broli. Karlosas kimba prie Tysono, o Tysonas prie Hektoriaus. Aš jį myliu, todėl kitas jam pavydi ir jie stoja vienas prieš kitą. Žiūrėk, gerai, Karlosai. Dievas tau davė tik nasrus, o daugiau nieko. Kiek tu gali rėkti, sūnau? Lėtai, sūnau. Psichopatė. Visus šiuos narvus mes suremontavome. Draugai, dar nepabaigėme. Dar turime ką padaryti. Sūnau, aš kažką pasakoju, klausyk. Sūnau, aš kažką pasakoju, palauk. Kas tau yra? Jūs juk to paties kiemo vaikai. Nesipeškite, nusiraminkite. Gerai, esi liūtas, tigras, sumuši, sulaužysi. Bet nusiramink. Na? Štai. Visi nusižiūrėjo po šunį, visi puola vieni kitus, ne? Visi puola vieni kitus. Gerai, velniop, gana. O Dieve, man jau tikrai gana. Papaskosiu apie narvus, tik jei šie nusiramintų. Pradėkime nuo pradžių tada. Draugai, jų apačios buvo visiškai supūvusios. Mes sutvarkėme jų apačią. Meistrui Johanui didelis ačiū. Nors ir su šauksmais, keiksmais, bet darbą padarėme, gavosi tvirtai ir gražiai. Pakeitėme apatinius profilius, čia viską sutvarkėme, tik dantis šiek tiek liko atskiras. Ta siena buvo pasvirusi žemyn, todėl dabar apatinės dalys yra tvirtos, iš apačios viską sutvirtinome strypais, kad nesulaužytų. Žiūrėkite, kaip matote, čia yra Hektoro vieta. Dabar durys šiek tiek juda, žiūrėk, labai švelniai juda. Ar sulūž, Johanai?
Nesulūž, broli, jinai tik nuo sienos juda. Žiūrėk, užvilinti, ne, mes čia ją pamiršome, viršutinį strypą. Ten yra viršutinis strypas, mes jį pamiršome. Čia kieno seilės? Čia jų Karlo, ne? Mes viską taip sutvarkėme, ten Alekso vieta, ten Karmo vieta. Visų jų apatinius profilius, kur reikėjo, ir šonus pakeitėme. Šio narvo durys ir tai buvo labai blogos. Dabar jas taip sutvarkėme, dabar čia viskas tvirta. Žiūrėkite, kaip matote, viršuje šiek tiek juda, tai normalu, apačia tvirta, jokių problemų nėra, viską pritvirtiname strypais. Dabar esame prie šio narvo durys irgi buvo blogos. Persikėlėme čia, dešinėje pusėje pakeitėme profilį, o apačioje įdėjome naują profilį. Vakar darėme duris, veidas apdegė, liko, truputį pailsėjame, draugai, padarysime duris ir taip toliau, paskui čia bus padarytos durys. Po to padarėme ir šį narvą, šis mūsų narvas taip pat tvirtas, jį irgi iš apačios, iš viršaus, iš visų pusių vyrius profilius pakeitėme, visur pritvirtiname. Čia buvo šiek tiek atidaryta, Johanas juos privirino, apačią irgi gražiai sutvarkė, jie tvirti, mergaitė. Čia irgi taip pat tvirta. Dabar kiek narvų liko? 2, 3, 4. 4, priekyje turime 4 narvus, juos dar padarysime, po truputį viską peržiūrime. Tik veidą nudegino, apie akį jau nekalbu, dar ir veidas pradėjo degti. Sakiau, kas per prakeiktas dalykas tas suvirinimas? Taisonai, vyrė, tavo didybė užtenka, eikime prie Rokio. Sode atėjo nauji viščiukai ir juos jums parodysiu. Palauk, Rokiai, ne, dedė, šš. Ne, jaunimas, palaukit, sustokit. Velnės Rokiai, neklaužada Rokiai, išdykėlis Rokiai, liko čia Rokiai, visur purvą pridarė. Palauk, tavo kojos visiškai purvinos, sūnau. Palauk, velnės, neklaužada Rokiai, bėk. Rokiai mane labai myli, bet matai, ar ne? Rokiai, neklaužada. Palauk, gerai, sūnau, gana, visas purvinas esi, gana, mano didelis kūdikį, gana, į purvą įlindai, visiškai susitepiai. Rokiai. Dabar pažiūrėkime, parodykime savo naujus viščiukus, Johanai, pereik čia, nusipirkome naujų viščiukų, draugai. Ačiū Berkiai, broliui, 1 minutę, Rokiai, kažką papasakosiu, bet visai mane išpurvinai, palauk, sūnau, gerai. Ir aš tave myliu, nusiramink, dabar žiūrėk, tokių naujų viščiukų nusipirkome, palauk, Rokiai, palauk. Šitie, sūnau, ar gali dar kartą sustoti? Tai yra mėsinių vištų viščiukai, mes turime 1 baltą iš jų, anksčiau turėjau 50 tokių, bet visi jie žuvo. Ačiū Berkiai broliui, jis vėl atnešė man 50 tokių. Dabar jie turbūt sveria 2-3 kg, ar ne? Yra, tikrai yra. Atėjo, apsnūdo, bet 2 ar 3 dienas negalėjo pajudėti. Nei valgė, nei gėrė, net vienas iš atvežtų nugaišo, nesupratau, kodėl mirė. Likę, ačiū Dievui, gyvi, jų sveikata gera, jokių problemų nėra. Tegul jie mums atneša laimę. Palauk, Roki, pažiūrėkite, čia matote, ką Rokis man padarė, žiūrėkite. Jis dabar čia, gyvūnas, eina į purvą, po to jo kojos visur būna purvinos. Draugai, fistukas, neparodai savo fistuko jauniklių, sūnau. Neklaužados, štai vėl jie išpylė savo vandenį, matai? Neklaužados. Kodėl išpylėte tą vandenį? Kur mano mėliukai? Kur mano kūdikėliai? Kur mano gražuoliai? Tėtis tegul juos pamyli, tėti. Tėtis tegul juos pamyli, tėti. Mano dideli kūdikėliai. Tėtis tegul juos pamyli. Ką jūs čia veikiate, neklaužados? Rokis kaip pavydį. Rokis, žinok, labai pavydų šuo. Rokis, ateik. Rokis, ateik pas mane. Nors neimsiu tavęs, visas purvinas, labai pavydų, žinok. Kai pagnostau kitą šunį, jis negali manęs dalintis. Žiūrėk, kiekvieną kartą, kai prie jo prieinu, atrodo, lyg manęs metus nematė, ar ne? Kiekvieną kartą, kai prie jo prieinu. Kaip jis mane myli? Tu nesupratai. Čia dabar yra vandens ar kažko, jis lenda į purvą. Visas purvinas tampa, smirda. Kai kurie dar rašo, nuskusk jam kailį, padaryk priežiūrą, tą padaryk. Žmogau, šuo gyvena kieme, kokią dar priežiūrą jam darysiu? Prieš akis buvę plaukai buvo užaugę, juos truputį pakirpom, tik nufilmuok tuos balandžius. Dabar ir ten pradėjo rinktis, šaunuoliai jūs. Tai tikri Anatolijos vaikai, štai atėjo Reisas, Johanai. Reisas, kaip sekasi? Negalima nepasisveikinti su Reisu. Šaunuolis mano liūtas, iš čia vietos vadas. Pažiūrėk, Rokis, Bončiuk, pamokyk tą Rokį, Bončiuk, pamokyk tą Rokį, negalima nepasisveikinti su žmogumi. Žmogus įsižeidė, atėjo pas mane ir pats pasisveikino, matai?
Rokis. Brolau, šitas Rokis pavydus. Tikrai. Rokis plyšta iš pavydo. Juk ir kitus mylėsiu. Apkirpau jam aplink akis, kailis dar nepersimetė į vasarinį, kai pasikeis, tada pažiūrėsim. Štai, dabar jam nieko nėra. Jis atrodo purvinas, nes įlindo į purvą. Jūs jau pripratote. Dede, pro šias duris daugiau nebegali įeiti, sūnau, girdi? Tai buvo anksčiau. Rokis, saugok čia. Rokį jau paskyriau vištų sargų. Žiūrėk, lėtai, sūnau, lėtai, palauk minutėlę. Mes čia ne dėl to, kad kietas, o todėl, kad viską išpurvina, nematai? Roki, sustok, palauk, sūnau, palauk, dieve. Roki irgi pabėgo. Roki, ar gali ateiti čia? Kas atsitiko, sūnau? Žinai šitas, dede, žiūrėk, aš tau galvą praskelsiu, girdi? Anksčiau jis buvo mielas, bet dabar jau pradėjo visai įkyrėti. Dabar, draugai, uždengsime 2 ar 3 iš šitų narvų viršų. Kai tik uždengsime viršų, brolau, dėdė iš karto į narvą, matai kokias nesąmonės jis daro. Jam nieko neatsitiko, bet jis išsigando, nes tas tai padarė. Todėl rinkščia, nei kando, nei ką, bet vis tiek uždarysiu, dėdė. Ne, jis visiems lenda, nes irgi labai pavydus. Pavydį, jei paglostysi kitą, iš karto brolau pradės lysti, kabinėtis. Neklaužada tu! Ei, neklaužada, dėdė, ateik čia! Ateik čia! Čia ateik! Ateik čia! Čia ateik! Ateik čia! Kas ten yra? Kodėl tai padarai, Roki? Kodėl tai padarai, pavydusis? Myliu ir jį, bet kai jis man pavydė, taip daro, draugai. Pavydė, negali manimi su kitais dalintis. Supratote? Dabar ateikite, bičiuliai, su Eskobaru viską sutvarkėme. Kas tam princesė? Princesė? Kodėl palikai savo mažylius ir atėjai, mergytė? Palauk, ką darai, Nataša? Visiškai galvą į burną paėmė. Princesė, kur palikai savo mažylius, brangioji, a? Kodėl palikai mažylius ir atėjai? Iš smalsumo atėjai į video pasirodyti. Taip, mano princesė, ar iš smalsumo atėjai, mano meilė? Tik princesė. Nora, kodėl nepaleidai pavadėlę, mergaitė? Žiūrėk, mergaitė, paleisk. Paleisk, sakau. Nori, kad tave pavedžiočiau? Princesė su Azija gali susipešti, žinok. Su Azija ir princesė yra šiek tiek problemų. Dabar, tie, kurie sako, kad princesė sumuštų, tegu atsiunčia vietą. Dabar netikėlio vietą parodys netikintis. Žiūrėk, Eskobarai, dabar tas dėdė supyks ant jo. Palauk, pirmiausia paleisiu Eskobarą. Ei, ar tu čia viską surišai atgal? Palauk, Eskobarai, ateik. Palauk, Azija, tu palauk. Esko, tu eik, sūnau, palauk minutėlę, broli. Paimk Eskobarą greitai. Dabar pažiūrėkime į Eskobarą. Esko, ateik, sūnau. Ateik, sūnau, ateik, liūtė mano, ateik. Žiūrėk į dėdę. Žiūrėk į dėdę, jis puola, Esko, žiūrėk. Esko, ateik. Esko, Vokietijos tikrasis sūnus, ateik. Ateik, mano liūtė. Pažiūrėk į Eskobarą. Pažiūrėk į jo stovėseną. Šaunuolis. Šaunuolis mano sūnui. Anatolijos tikrasis sūnus. Tikrasis. Kur jis, kur mano paša? Pažiūrėk į dėdę. Pažiūrėk į dėdę. Dabar dėdė jį puls. Tikiuosi, kad nebus muštynių. Dėdė, elkis gražiai. Dabar dėdė žiūri į Eskobarą, broli. Dabar, kai Eskobaras yra patinas, jis pirmiausia apeina teritoriją, palieka savo kvapą, pripranta. Gerai, sekime Eskobarą, tikiuosi, kad video praeis be incidentų, nes dėdė vis tiek galvoja apie vištas. Esko, ateik, leista paglostyti, Esko. Ei, ateik čia, ateik čia. Nenaudėlis mano sūnau, numetė mikrofoną, palauk. Gerai, Eskobaras irgi neteina, kad jį paglostyčiau. Žiūrėk, dėdė į puls, ei, dėdė, ateik čia. Dėdė, nenaudėlis dėdė ir Norą pasiėmė su savim. Ateik, Nora. Pažiūrėsiu, parodysiu gerą Noros būdą. Nora, ateik, hopa. Didelė mergaitė, šaunuolė mano mergaitė, labai ją myli tėtis, mano protinga mergaitė. Žiūrėk, broli, Nora labai ištikimas šuo, labai protinga, nesipeša, nekėlė triukšmo, labai rami. Žiūrėk, Nora, ateik, didelis kūdikis, žiūrėk. Nora, duok, letaną duok, žiūrėk. Šaunuolė Nora. Na, Nataša, iš karto pavydėjai, Nataša. Numirė iš pavydo. Tik mano šunys, broli, visi man pavydė. Tikrai nėra ne vieno, kuris nepavydėtų. Visi man pavydė, negali manimi dalintis. Ar norėtum, kad ir tave paglostyčiau? Faisalas nekreipia dėmesio, jei Faisalą pamaitini, esi geras.
Dabar atėjo Azijos eilė. Šiek tiek bijau Azijos ir Noros. Bismillah. Azija, ateik. Palauk. Tegu taip ir lieka. Azija, palauk minutėlę, dukra. Azija neturi antkaklio, tad šiek tiek ją pavedžiokime. Sakydavau, kad Nora didelė, kol nepamačiau Azijos, tiesa? Nora, lėtai, dukra, pažiūrėk į Aziją. Tikra milžinė, mašala. Ir dar patelė. Gerai, gerai. Asija, broli, Asija dabar labai graži. Johanai, eikime taip tiesiai. Eik, tu man jau galvas skauda, gerai. Žiūrėk, dabar pažiūrėk į Tysoną. Įdomu, kaip jisai sureaguos pamatęs Asiją. Žiūrėk. Žiūrėk, pakėlė galvą. Matai, ten sustojo. Ten sustojo Tysonas. Draugai, žiūrėkite, Asija tikrai yra puikios kokybės kalytė. Asija, dauguma mūsų vaikų tokie ir yra. Broli, tik pažiūrėk į Asiją. Ar pasakytum, kad tai patelė, jei pamatytum iš toli? Nepatikrinęs žmogus taip nepasakytų. Mašala, visai kaip patinas. Palauk minutėlę. Nora, neik per arti prie Azijos. Oi, broli, tegul jie susipažįsta su Nora. Šiek tiek prisibijau Noras. Jei su Nora nekils problemų, viskas bus gerai. Tysonas ramiai praėjo pro mane. Palauk minutėlę, dukra. Minutėlę, dukra. Pažiūrėk į šitą. Iš tikrųjų, visus juos reikėtų surinkti. Tysoną, Karlosą, Aziją, Norą, Aleksą ir nuvežti į mišką. Na? Ir dar Skajų. Psichopatas Skajus. Skajus taip pat, draugai. Skajų, kaip žinote, dabar yra svečias. Ne vakar, už vakar atvyko jo šeimininkas, linkėjimai mano broliui. Skajus turėjo reikalų su dokumentais, jie juos sutvarkė. Parodyk dabar tą Skajų. Skajų taip pat perkelsime į priekinius narvus. Į priekinius narvus dabar dėsim dėdę, Skajus įeis, Medūza įeis, bet jiems visada padarysime uždentas vietas, Skajau. Ar išpylei vandenį? Oho, pažiūrėk į Skajų, iš karto puola. Palauk minutėlę. Ar tu įdėjai šios akmenys vidum, ar Skajus įdėjo? Ei, Skajau, kodėl ten išrauzė, aš galvoju, kaip šie akmenys čia susirinko? Priekyje buvau patiesęs. Ateik čia. Kaip dabar dėl Noros Asija, ką manai? Kaip jums atrodo, draugai? Puls Asija ar nepuls? Dabar pažiūrėk į Tysoną. Į Tysoną. Dabar Tysonas, jis bijo akivaizdžiai Azijos, ar ne? Įsivaizduok, jei Tysonas ir Asija turėtų šuniuką, ką? Ar tada tai būtų stipriausias šuo pasaulyje? Neįmanoma. Kaip neįmanoma? Neįmanoma. Pažiūrėk į Tysoną, kaip jis bijo Azijos. Jis bijo Azijos, bet aš kalbu apie jėgą. Palauk, Asija, ateik. Asija, pakelk galvą, pažiūrėk į tai, mašala. Mašala mano dukrai. Matai tai, broli? Palauk, atsisėsiu šalia jos. Mano liūtė dukra. Mano liūtė dukra. Jai reikia gero patino. Gal paleidžiam ir pusatą, ką? Broli, jei paleisim ir pusatą, bus tikrai aukštos kokybės, žinok. Ei, pusatas, tai kokybiškas. Pusatas yra kangalas, tai avyganis, supratai? Pažiūrėk į ją, o dieve, dieve. Gyvybę už tada atiduočiau. Pažiūrėk į tą kaukolę. Mašala mano dukrai. Pabučiuok tėti. Eikime į mišką pasivaičioti. Eikime vilkų paieškoti. Žiūrėk, jei miške prieš ją pasirodytų vilkas, ji tą vilką suplėšytų į gabalus. Brolau, ryte, kai važiavau motociklu iš čia, mačiau triušį, aha. Ką? Tai galėjai jį pagauti. Dar tik to trūko. Triušio mums ir trūko. Būtum atnešęs čia. Nepagavau, brolau. Kaip jis bėgo? Dar tik triušio mums ir trūko. Būtum atnešęs jį čia. Iš tikrųjų, aplink mūsų ūkį yra triušių. Matėme triušį, vakar matėme lapę, dar kartą matėme lapę, pas mus čia yra visokių laukinių gyvūnų. Vėl padarysiu fotospastus, tikiuosi greitai pamatyti tą mešką per kamerą, draugai. Labai smalsu dėl meškos. Asija, ateik, dabar prie Asijos paleiskime ir pusatą, gerai, Johanai? Pažiūrėk ją. O dieve, mašala mano dukrai. Mašala mano dukrai. Pažiūrėk į tą kilnumą. Iš ten nufotografuok mus, Johanai. Mašala, 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 broli. Ponios Asijos nepristatinėti nereikia. Tikrai, tikrai ponios Asijos. Nufotografuok Eskobarą. Jis greitai plaukia. Eskobaras pradėjo plaukti. Esko, ar jau atėjo laikas plaukti, sūnau? Eskobaras pradėjo plaukti, draugai. Eskobarui karšta, Esko. Žiūrėk dabar į dėdę, stebėk dėdę, žiūrėk dėdę neria. Ei, dėdę, žmogus tik pradėjo plaukti, leisk jam ateiti, neliesk jo dar. Iš tikrųjų, Nataša jau seniai nesimaudė. O žiūrėk, Eskobaras iškart šoko. Mašala.
Ateik, ateik, supažindinkime Asiją su Odinu. Lietai, Eskobarai, vos manęs nenugriovė beprotį. Ateik, 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 ateik. Palauk, Azija. Oi, 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 ei, šš, ramiai, palauk minutėlę, čia toj bus chaosas. Palauk, Taisonai, tėvai, broli, jis kimba prie Odino, žinai, aš to kažką pasakysiu. Neleiskime pusatui prie jų, kils muštynės. Pažiūrėk, jos vieną prie kito traukia, visi dabar laukia vieni kitų. Palauk, ateik, Asija. Taisonas Azijai, aš Eskobarui. Odinas visiems. Palauk, Eskobarai, tegu dar kartą plaukia. Esko, ateik! Esko, plauk! Kur Esko? Esko, ateik, sūnau, šok į baseiną, šok kaip žuvis. Pažiūrėkime, pažiūrėkime. Ateik, pagauk žuvį, ateik, sūnau. Ateik, sūnau. Ateik, sūnau, ateik. Žiūrėk dabar, žiūrėk. Na, pirmin, 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 šok kaip žuvis. Pažiūrėkime. Iš dėdės padarei tą dalyką. Jei nebūtų dėdės, tikrai plauktų. Matai, jie laikosi vienas už kitą su dėdė. Tik Eskobaras, draugai, nuostabus vaikas. Tai Dievas apsaugo visus mūsų vaikus nuo blogos akies. Jūs irgi pasakykite mašala. Parašykite komentaruose mašala. Visi mūsų vaikai yra nuostabus. Mašala. Ateik, Asija, atsargiai, mano mergaitė. Pavyzdžiui, kai Asija pirmą kartą atvyko, pažiūrėkite jos pirmuosius atvykimo vaizdo įrašus. Ji buvo labai psichopatiška, visiems puldavo, visiems. Dabar ačiū Dievui nurimo ir dar, jos net neįmanoma sustabdyti. Dabar žinai, jinai net Odiną ir panašius ore nugalėtų. Rimtai kalbu. Asija, brolau, nekreip dėmesio, kad ji patelė. Ji labai stiprus šuo, bet to jos kilmė taip pat gera. Kodėl? Ale, kai kurie sakė, kad tie princesės jaunikliai yra ario. Žinok, pažiūrėjau, panašus Giohanai. Tikrai panašus. Spalva, galva, tikrai. Su Aresu susiporuoti beveik neįmanoma. Klausyk, Aresas yra bokseris, o šitas kaip beždžionė, elastingas, vis tiek suras būda šitas niekšas. Pažiūrėk jo išvaizdą. Kas jį pamato, bėga į 7 gatves toliau. Kas čia per tipas, sūnau? Taip, Aresai. Šitas tikrai kažkaip sugebėjo, pavyzdžiui, princesė buvo apačioj po šituo. Ar jie susiporavo, ar ką padarė, nežinau, bet atrodo kaip Aresas. Kaip manote, tie princesės jaunikliai yra nuo Areso ar nuo Romeo? Aresai, ką tu darai, sūnau, beprotis? Asija visai nekreipia dėmesio, lyg Areso nebūtų. Gal paleisti ją dabar? Tegu mūsų žygis būna palaimintas, tikiuosi, kad neprikibs prie Noros. Bismillahirrahmanirrahim. Vaikščiok, Asija, vaikščiok, Asija. Padarykime Asijai gerą antkaklį, Gokanai, ar ne? Tokį storą antkaklį. Arba... Aš tau buvau atsiuntęs paskutinį kartą antkaklį. Na jie, ar antkaklis jiem atlaikys, nematai, visi jie kaip žvėris. Ar antkaklis jiem atlaikys? Jam tinka grandinė, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, nudažykime vieną grandinę juodai. Ar žinai, kaip jam tiktų? Nes sidabro spalva nesimato. Nesimato. Jos spalva jau geltona. Supratai? Padarysime jam juodą. Gerai. Ateik, pažiūrėkime į Aziją. Palikime ją ramybėje. Tegul Azija pasivaikšto. Taisonai! Paleidau Aziją. Būk atsargus, gerai, Taisonai. Taisonai, ateik, leis man tave paglostyti. Na, Taisonai, ar tu gausi į kailį? Žinai, jei šito akis užtemsta, žinai, ką jis gali padaryti? Mašallah mano liūtui sūnui. Palauk, palauk, Eskai, nenudėli, palauk. Tu visas šlapės. Palauk, sūnau, palauk. Vėl Esko pradėjo mane erzinti. Sėkmės darbuose. O, bet ir Nora kažką slepia. Matai, ar ne? Dukra, sakiau, kad esi protinga. O tu irgi su jais pykstiesi. Nesipešk. Su nieko, girdi? Mano nuolanki dukra. Nenoriu jokių barnių ir triukšmo. Ateik, 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 ateik. Kur Azija nuėjo? O, Taisonas supyko, ar ne? Tegul ponia Asija šiek tiek apžiūrė apylinkės, o mes tuo tarpu kažką nuveiksime. Paleiskime ką nors prie konteinerio. Pažiūrėk į fistiką, greitai patrauk fistiką. Ei, fistikai, ką tu darai? Ar ir tu bandysi pabėgti ir ateiti iš ten? Ei, neklaužada fistikai, neklaužada fistikai. Ką šį kartą paleisime prie konteinerio, Johanai? Juk paskutinį kartą paleidome Reiną. Ar Bela pabėgs iš ten? Tai 100%, žinoma. Jei sakytume, Aleksas niekur neis. Turbūt nėra šuns, kurį galėtume nuvesti į narvą, ar ne? Džokerį. Išimkime Džokerį. Ar Džokeris pabėgtų iš ten? Sūnau,
tegul Džokeris ir Asija nesipeša. Na? Palauk, pabandykime gerai, Rokiai, tu šaunuolis vyras, tu šaunuolis sūnau. Palauk, leis man čia paglostyti Fistiką. Na, Fistikai, kur tu bėgsi iš ten? Kur tu bėgsi iš ten, mažoji mergaitė? A? Tu irgi pradėjai lipti, taip? Gražuolė, tavo mažyliai visi kaip gražiai išsirikiavę. Na, mano mažutė, tėtis myli savo Fistiką, tėtis. Protinga mano mergaitė. Fistikai, jis sako, nuneškite mane ten. Iš tikrųjų, ten geriausia būtų paleisti Le. Bet kaip manote, draugai, ar turėčiau pasimti Le, ar galbūt Romeo, Le ir Miją, visus tris? Kaip dabar juos nuvesiu? Sūnau, Džokeris dabar gali susimušti, tegul jie parašo tai komentaruose, gerai? Dabar mes nuvesime Romeo. Dabar paruošiau tikrąjį karalių, draugai. Mūsų kiemo teisingumą vykdantį vyrą. Romeo. Pažiūrėkit į jį. Pažiūrėkit, mašala mano liūtui sūnui. Aha, dėdė ateina. Palauk, dėdė, dabar jam užsikabins, palauk. Šitas prie jų kaip nykštukas atrodo. Romeo, tu su Nora poruosis, beprotis. Spalva irgi tokia pati, pažiūrėk. Štai, Noras jauniklis. Oho, ar ir tai turėjome pamatyti, sūnau? Tikrai. Žiūri, akis į Norą įsmeigęs. Ateik, Romeo, Romeo, ateik. Iš tikrųjų, ši Mija su Romeo, bet jie ir ten pridergs, tai sakiau, kad paliksiu juos čia. Eik, dukra, eik. Nora, ateik. Gerai. Dabar su Nora, Romeo, palauk, paleisiu, neskubėk, bėk, va. Romeo irgi labai gražus sūnau, ar ne? Aš labai myliu šitą Romeo, mano draugai, mašala, jis labai gražus, jis irgi labai kokybiškas. Dabar kai kurie ant manęs pyksta, kodėl sakai, kad šuo kokybiškas, visi šunys yra kokybiški. Draugai, tiems, kurie nesupranta, paaiškinsiu taip. Tai sakome apie veislę, pavyzdžiui, jo veislė yra prancūzų buldogas, o šito Canet Corso. Tai reiškia, kad pagal savo veislės standartus šie gyvūnai turi varžybas pagal savo veislės standartus. Kuris labiau atitinka veislės standartus, kuris labiau dera, kuris gražesnis, tą ir turime omenyje. O šiaip visi vaikai yra kokybiški. Koks skirtumas? Veislė, tipą supratai, bet pagal veislės standartą. Romiai, atėjai, namuose pridarei, sūnau, ne tau taip elgtis, tikrai Romiai. Žinai, ir Tysonai. Oi, Esko. Na, draugė, Esko turi ir šitą blogą įprotį. Ateik čia, ateik. Romiai, atrodo, jau dabar bandai sužavėti Norą, ar ne? Romai, ar tau patiko Nora? Štai, matai? Tik šitą mums ir betrūko. Netrauk, ateik. Neimkis darbų, kurie tau per sunkus. Beproti, Romėjaus. Nenaudėlį, Romėjaus. Elkis ramiai, aš tave čia pakviečiau, kad būtum geras, ateik. Nora vis dar nieko nesako. Ei, Nora! Ei, Romeo, elkis protingai, nenaudėlį tu. Šitas irgi iškrypelis. Šitas tikras originalus iškrypelis. Ką jis daro, žmogau? Štai, supykdė Nora. Tikiuosi, Nora jo neužpuls. Elkis normaliai, nenaudėlį. Eime, išeikime į lauką, tegu jie čia pabūna. Nora, aš išeinu. Dukra, tu čia pažaisti su Romėjumi. Palauk, Nora, palauk. Pažaisti truputį su Romėjumi. Esko, jei dar kartą pamatysiu, kad vėl vaikaisi Faisalio, žiūrėk, tau galvą sulaužysiu, ar girdi? Vėl įlipo į baseiną. Dar ir bėgioja. Fistik, kaip tu pabėgai? Ei, Fistik, kaip tu atėjai? Dukra, ar peršokai per tvorą su savo mažyčiu ūgiu? Taip, per tvorą peršoko. Ei, Fistik, tavęs dar betrūko, ateik čia, paglostysiu tave, ateik. Dukra pamatė, lauke žaidimai, bendravimas, peršoko ir atėjo. Gal padėti ją prie Romėjaus, ką? Romėjus dabar bandys su ją poruotis. Tai ką, dukra, padėti ją? Aha, Nora išprotėjo, Nora sako Romėjui, gana jau. Ei, Nataša, neliesk Fistiko. Žiūrėk, Tonis irgi turi tokį blogą įprotį. Lip ant jos, žiūrėk. Neliesk Fistiko, dukra. Ji nemėgsta Fistiko. Bando ją įkasti, draugai. Ką sakiau Eskobarui? Taip bėgioja, žaidžia, paskui sušyla, šoka, plaukia baseiną, draugai. Jie žaidžia su Faisalu. Jie nekanda. O su Faisalu tai kaip sportas. Aš jam labai neleisdavau. Bet vis tiek, kad jo nevargintų. Esko, ateik. Ateik, sūnau, ateik. Asija, ateik, pažiūrėk. Vienintelė problema dėl Faisalo yra Aresas. Aresas mane varo iš proto, draugai. Jis nenurimsta, neklauso.
Orisas ar Hektoras? Hektoras atskirai. Palauk, kažkas peršoko, ten Giokanas. Bėg, girdisi garsas. Ei, Nora įėjo į namą. Kodėl palikai langą atidarytą, sūnau? Nejaugi nežinai, kas su Nora vyksta. Romeo irgi jos ieško dabar. Romeo, šok ir tu eik ten. Na gerai, palauk, tuo ją ištrauksim. Esko, ateik, Esko, ateik, Esko, ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sūnau. Šaunuolis mano liūtė, bėg, pažiūrėk, gerai. Palauk, nepurvink manęs, gerai. Tegu ateina vasara, kad galėtume šiuos vaikus nusivesti prie jūros. A? Tikrai pasilgau jūros. Iš tikrųjų, net ir dabar galėčiau nuvežti. Vaikus nusivesti tik pretekstas, o tau plaukti tikras malonumas, ar ne? Bet tegul tada su Eskobaru paplaukdyčiau. Kodėl? Paplaukiau su Eskobaru. Pažiūrėsim, ar tu toks nuostabus ar ne. Tada pamatysi. Aš negaliu viso kūno susibraižyti. Net ir dabar, jei juos nusiveščiau, jie plauktų. Bet aš irgi noriu ramiai įlipti į vandenį. Tegul dar truputį atšyla orai. Tada nueisime, draugai. Šiandien pagalvojau, kad išvesiu Eskobarą ir Asiją. Ačiū Dievui, jie gerai sutarė, nesipyko, apsidžiaugiau. Na, Asija visai jų nepaiso. Tai sonai. Kur ta Azija? Tai sonai, pažiūrėk ir į Aziją. Kas čia vyksta? Ar ji grįžo atgal? Kur ji? Velnes Nora. Nora, bandydama pabėgti, įėjo ne į tą namą. Ieškojo galinio lango, kad pabėgtų. Na, dabar... Na, labai jūs myliu. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės. Sudie, likite sveiki, mano draugai.